Filme remtasi istoriniais faktais, tačiau siužetas ir veikėjai yra autorių meninė išmonė. Pasirinkome jūs šiai užduočiai, nes esate iš rytprūsio ir kalbat lietuviškai. Mes turime įtarimų, kad gruodžio 11 dienos nepriklausomybės deklaracija viskas nesibaigs. Jie pirmininku išrinko Joną Basanavičių, žinant šį asmenį. Visiškos nepriklausomybės atstatymo akto ilgai laukti nereikės, o to Vokietija negali sau leisti. Po gėdingo Vokietijos pralaimėjimo, siaučiant tautų apsisprendimo laisvės idėjai, viešai paskelbus apie tokį aktą, Vokietija privalės suteikti laisvę Lietuvai. Neturime kitos išeities, tik užbėgti tam už akių. Kada turiu išvykti? Rytoj iš pat ryto, pačiu pirmutiniu traukiniu. Būsiu pasiruošęs šiandien vakare. Jei reikės, suimkite juos visus, kad kitiems nekiltų noras skelbti nepriklausomybės ne tik Lietuvoje, bet ir kitur. Veikite ryžtingai, drąsiai, naudokite visas priemonės. Nepriklausomybės aktas neturi būti paskelbtas ir išeiti į viešumą. Tam tiks viskas. Suraskite šnipų, išdavikų lietuvių tarpe. Suartėkite su jų veikėjais, apčiuopkite silpniausias grandis ir tada smokite. Vokietija jumis tiki. Pušų viršūnėse rudens naktis sustojo. Man uždengė akis delnais juodais. Ko gąsdini mane, kokie pavojai į mano miestą bundantį ateis. Ko gąsdini pušų viršūnėse rudens naktis sustojo. Pradžioje Lietuvą valdė Vokietija, per Pirmąjį pasaulinį karą atėmusi ją iš Rusijos imperijos. Lietuvos inteligentų sudaryta Lietuvos taryba jau svajojo apie nepriklausomą Lietuvos valstybę, tačiau šalį valdantis vokiečiai slopino tokias iniciatyvas. Tuo tarpu karo nualintoje šalyje siautėjo banditų gaujos, kurias sudarė daugiausia vokiečių ir rusų dezertyrai bei vietiniai nusikaltėliai. Jau nuo 1916 metų žiemos pradžios šalis gyveno pusbadžiu, ypač didesnieji miestai ir sostinė. Negerai kažkaip gaunasi. Kaimynai juk. Reiktų nueit bent užuojautą išreikšti. Sunkios jam valandos, jie savo tėvą laidoja. Bajoras, jeigu jis yra tikras, pas baudžiauninką jis eina tik tai su botagu, kai jis nedirba. Baudžiauninkų nebėra. Kuktos didžiausi ūkininkai apylinkiai. Ūkininkai? Nu tu matai, Kuktos pasidarė ūkininkais. Prieš 50 metų visa šita žemė priklausė mums. Man jie buvo, yra ir liks visiems laikams baudžiauninkais. Mano tėvas tuos, atsiprašant, ūkininkus auklėdavo bizūnų, kai jie nedirbdavo. Vėl jūs pradedat. Tu šeimos herbą terši mužikų reikalais besirūpindamas. Aš kalbu apie paprasčiausią žmogiškumą. Pripažinkit, laikai keičiasi. Lietuva, galima sakyti, jau laisva. Ko tu sakai? Lietuva, laisva. Vėl sapaliui. Apie laisvą Lietuvą. Laisva Lietuva. Čia sapalionės. Išsigydyk.
Lietuva gali būti tik Lenkijos sudėti. Kitaip mūsų sužlugdys, suvok. Sapalioju, sakot. O man labai gaila, kad jūs taip galvojat. Lietuva bus laisva. Pamatysit. Ne aš vienas taip galvoju. Mūsų taip manančių kasdieną vis daugiau. Kiek? Jūs juk čia užaugot. Pažįstat visus. Man padėti nenorit. O galėtumėt savo ryšiais? Galėčiau. Žinai, tikrai galėčiau. Bet tik, kad visa bėda, kad tie mano ryšiai, kaip kad tu sakai, jie masto. Jie masto lygiai taip pat kaip aš. Blaiviai. Supratai? Aš tėvė jūsų nemaldausiu. Nemaldauk. Turiu ir savo ryšių. O nepriklausomos Lietuvos traukinys jau pajudėjo. Kur jis pajudėjo? Žiūrėk, to jau sustos. Jeigu dar nesustoja, supratai, gražiai gidė atgal. Jie dabar grįžta iš kažkokių laidotuvių. Dabar galime juos jūs rasti ir paimti. Ramiai niekur neinam. Tegul praeina tas zabarucha. Bet jie dabar visi vienoj vietoj. Kalt! Tu ką, glušas? Stovėk vietoj, sakau. Tegul pirmąjį aprauda savo lavonus. Bet mes juk ginkluoti. Tegul jie sėdi savo sodybose. Surinksim po vieną. Bus paprasčiau. Sėsk. Sakau tau, sėsk. Pailsėsim, užkasim, laiko turim. Užjaučiu Juozai, dar sykį. Per anksti. Oi, kaip per anksti jūsų tėvukas jūs paliko. Galėjo dar gyventi ir gyventi. Baisi diena, šitokia nelaimė. Jeigu ko prireiktų, sakykit, padėsim. Aš ir motinai sakiau, kaimynai esam, reikia vienas kitam padėti. Na, jeigu ko nors reikės, kokios pagalbos, sakyk. Juk su tavo amžinatilsi tėvu mes kaip giminės buvom. Ačiū. Su Dievu. Neputok, pranelį, neputok, žemė šeimos nuosavybė. O Juozas, vyriausias sūnus, tai jam žemė ir priklauso. Aš pas Juozą bernų nebūsiu. Tėvas šitiek pinigų jau mokslus sudėjo, tegul būna savo mokytojų. Koks iš čia ūkininkas? Palauk, Mykolai. Pabūk dar laukia, girdėti ten broliškos šnekos. Palauk, kol jis aiškins. Jis knygas nuo vaikystės graužė. Aš kiekvieną žemės grumstelį, kiekvieną akmenėlį iščiupinėjau, išpūrenau. Ar jis buvo nors vienoj sėjoj, nors vienam derliaus nuėmime iki galo? Ar buvo? Prisimenat, mamytė, tokią šventę? Na, jis negali persiplėšti. Stengiasi padėti tiek, kiek jo jėgos leidžia. Stengiasi. Knygas nuo vaikystės graužė, mokyklos suolą trina. Tai jis net kiaulės paskerst nemoka. Koks iš jo ūkininkas, jis bijo rankas susitep. Tėvas tiek pinigų jo mokslas įdėjo, mes ūkį galėjom dvigubai išplėsti. Girdėtis jūsų kalbas laukia. Galėtumėte ir tyliau. O pranas teisus, kosgi iš manęs ūkininkas. Taip, kad, brolau, nebijok, aš nesigviešiu į tavo žemę. Ne todėl, kad bijočiau įsitepti, aš nebijau įsitepti rankų, kad ir kiaulės krauju. Tiesiog aš nejaučiu pašaukimo žemėj. Aš turiu kitų tikslų aukštesnių. Tai aš ir sakau, o kam mokytam žmogų žemę? Jis savo galvą duoną užsidirbs. O tėvas neveltui šitiek pinigų išleido mokslam. Viešpatėlė aukščiausias. Ir kam tu mus palikai, nabagus, kaip mes be tėvo gyvensim? Kaip mes gyvensim? Neverk, mamytė, neverk.
Ašarom tėvelio nebeprikelsim. Pranelė, aš planuoju į Vilnių vykti. Labai svarbus dalykai dabar šaly dedas. Ir Lietuvai yra galimybė atgauti laisvę ir aš galiu prie to prisidėti. Laikraščių prisiskaitėjai. Klausyk, brol, mes turim kurti savo šalį. Ar tu bent žinai, kokia buvo Lietuva? Nuo Baltijos iki juodųjų marių. O dabar kaip yra? Kodėl mes turim visiems pataikauti? Nesąžininga taip yra. Lietuvis lygiai tokia pat turi teisę būti nepriklausomas kaip prancūzas, anglas ar dar daugiau kas. Jo, laisva Lietuva. Neaišku, ar čia tėvas pinigus už teisingus mokslus mokėjo. Aš žinai, ką pasakysiu. Žmogus laisvės turi tiek, kiek turi žemės. Kuo daugiau žemės, tuo daugiau laisvės. Iš tėvų palikimo man reikės vieno vienintelio dalyko – šauniko. Šauniko? O ką aš darysiu? Kaip aš motiną ginsiu? Su žagre gal? Jau sklinda gandai, kad po apylinkės plienčikiais lampinėje gyvuliai dingsta. Pranai, sunkus laikai. Už tai, kad Lietuvoje buvo žmonių puoselėjusių nepriklausomos Lietuvos idėją, galima dėkoti Lietuvos kaimui, kuriame labiau nei miestuose buvo puoselėjama lietuvybė. Beveik visus spaudos draudimo metus, nuo 1864 iki 1904 metų, veikė Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus inicijuotas knygnešių bei kaimo mokytojų daraktorių tinklas. Vaikai buvo mokomi lietuviškai skaityti ir rašyti, taip ugdyta ir jų meilė Lietuvai. Iš kaimo kilo absoliuti dauguma – 18 iš 20 Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų. Nauja eilutė. Drauge, Lietuvos taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir visus jos santykius su kitomis valstybėmis privalo nustatyti nedelsiant sušauktas, kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis Seimas. Demokratiniu būdu išrinktas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas, taškas. Ir nauja eilutė. O kodėl čia yra raidė visur pašokus? Klavišas sugedo, ponė. Visur ta raidė, metai viršų. Nu tai blogai. Dabar pagal šitą mašinėlę mus gali atsekti. Ką, neturim nesugedusios mašinėlės? Ne, dėja, ne. Nu tai ką jums tikrinti visas mašinėlės? Paslėpsim. Paslėpsim. Gerai, tęsim, kur mes sustojame. Nauja eilutė? Taip, nauja eilutė. Lietuvos taryba pareikšdama apie tai daugtaškis. Ir čia palik vietos įrašyti. Vyriausybei, kablelis, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Taškas. Nauja eilutė. Ir daug žemiau. Vilniuje vasario 16 dieną 1918 metų. Reikia nunešti šitą variantą Basanavičiui, suredaguoti. Nu, nepatinka man ta konspiracija. Kodėl mes negalim gyvai susitikti? Mažiau susitikinėsime, to daugiau rūpešių. Viešumas dabar visai nereikalingas. Vokiečiai nors karą ir pralaimėjo, bet tikrai taip paprastai Lietuvos neatiduos. Va, tas tipelis. Garantuotai šnipas. Reikėtų jums, ponas Antanai, namo apsaugą sustiprinti. Ne, jokių būdų. Jeigu pradėsim čia kariuomenės būdų statyti, tai tikrai atkreipsim dėmesį. Nepatinka man, kad mes mergaitę siunčiam su laišku. Nesaugu atrodo. Mergaitės niekas neįtars. Bet to Marcelė patikima.
Mūsų šeimas seniai pažįstamas. Eik jau. Lietuvos tarybos nariams sunkiai sekėsi derinti nepriklausomybės akto tekstą. Dešiniojo sparno tarybos nariai baiminosi skelbti visišką Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimą, linko paisyti Berlyno reikalavimų ir įrašyti nuostatą apie amžiną bendradarbiavimą su Vokietija. Vis dėlto, po ilgų ir audringų debatų kompromisas tarp dešiniųjų ir socialistinių, socialdemokratinių pažiūrų politikų buvo rastas. Simbolinė politinės santarvės figūra tapo vyriausias pagal amžių Lietuvos tarybos narys daktaras Jonas Basanavičius. Tad jam ir buvo patikėta pirmininkauti 1918 m. vasario 16 dienos Lietuvos tarybos istoriniam posėdžiui. Atleiskite, panelė, sustokit. Malonėkite savo dokumentus. Žinoma. O kas nutiko, ponė? Kodėl mane tikrinat? Parodykite savo daiktus. Ir kasgi čia darosi? Vidury baltos dienos ponai policininkai kabinėjasi prie žavingos damos. Ką jau nusikaltėlių nebeliko? Ieškome kišenvagės, tikriname visas damas. Ir ieškokit kišenvagės, o nesikabinėkit prie kultūringų panelių. Prašau. Atleiskite, panelė. Labai dėkui, ponė, kad mane užstojot. Aš nustebau, kad mane sustabdė. Nežinau, ko būtų galima mane apkaltinti. Iš tikrųjų. Bet kiekvieno padoraus žmogaus pareiga užsistoti į bėdą patekusią panelę. Labai dėkui, ponė. Lieku skola? Na, kokia ten skola. Bet vietoj tos skolos būčiau be galo laimingas, jeigu panelė sutiktų šį vakarą su manim pavakarieniauti. Labai dėkui, bet šiandien aš užsiėmus. Tai galbūt rytoj? Galbūt rytoj. Sudiev. Ponė. Sudiev. Atleisk, mama, kad tik tai dabar pasisakau, kad išvažiuoju. Iš tiesų, tai aš jau seniai apie tai galvojau, bet nežinaugi, kad tėvas... Ai, iš vis čia nelaikų visą tai. Niekas nežinojo. Bet, kaip sakoma, kur užeisi ten namai, kur nuvirsi ten kapai. Dėl vieno visada tikra buvau, kad neužsibūsi tu, sūneli, savo tėvonijoje. Kažkur vis tave traukė. Turėčiau dukterį, gal klusnesnė būtų. Atleisk, mama. Ai, tik atsiprašinėti ir te mokat. Mama. Ką mama, ką mama? Palieki mane. Bijau sakyti, sūneli, bet toks sunkumas širdį spaudžia. Lika sakytų, kad nepasimatysim. Mama, nekalbėk kvailysčių. Eikš, vaikeli, palaiminsiu.
palauk. Štai imk. O kaip tu pats? Atleisk, vakar pasikaršiavau. Tau jo labiau reikia. Vis tiek iškeliauji, galima sakyti, nežinia. Aš ką nors sugalvosiu. Dėkui. Saugok motiną. Nu ko paliepsi ją savo, tai 5 vyrus darbos aplakstys. Teisus, bet vis tiek saugok. Gerai. Mesk ją maišą. Rakas virš galvos. Rakas virš galvos, ką, kulipkos nori? Kas čia vyksta? Viskas gerai. Jums atrodo irgi sveikas. Sveikas. Ačiū Tamistas širdingai už pagalbą. Jūs pasirodėt pačiu laiku, nes dar kiek vėl nežino, ko čia viskas būtų pasibaigę. Daiktų tai mažų mažiausiai būčiau netekęs, jeigu nieko daugiau. Aš vieną ausim girdėjau, kad bandytų padaugėjo. Bet kad taip, prie pat namų. Vadinasi, brolis man vakar tiesą sakė, kad plenčikai apylinkėse siaučia. Jisai man tą šauniką ir padovanojo. Nu, matot, jum va labiau prisireikia. Niekad nebūčiau pagalvojęs, kad taip lengvai galėčiau žmogų nušauti. Net nepagalvojau ir... Dėl to ir likot gyvas. Tik nežinau, ar čia savoka žmogus tinkama. Iš daiktų gausos matau, kad į tolimoką kelionę susiruošėt. Į Vilnių. Tikrai? Ir aš į Vilnių. Gal sakau, kartu važiuokim? Dviesi ir saugiau, ir besikalbant kelionės sutrumpėja. Ką manot, vietos tikrai užteks? Aš tai mielai. Kaip sakant, matyt, pats Dievas man jūs šiandieną siuntė. Tik Dievo nepainiokim iš tos žemiškus reikalus. Ir šeimininkui visai kitaip šiuose namuose. Kažko tikrai trūksta. Tuščia. Atrodo, kad namas neteko dalies savo gyvybės. Nepastebi. Ai, nėra man laiko namo gyvybę rūpintis, tai žmonių užtenka. Tiek visokių rūpesčių, dar tos laidotuvės. Gal ir dėl to. Aš ką tik taip pat pastebiu, tai kad vienas buvo šeimininkas, o dabar visai kitas. Gal ir dėl to man ramybės neduoda viena mintis. Pražūsiu aš pas praną. Na ką tu šneki? Tu jam reikalingas, jisai be tave savo ūkį pražus. Aš ne apie tai. Šykštus jis ir baisingai pavydus pamatysi, jis viską padarys, kad aš tik tais neprasigyvenčiau. Nekalbėk, nėra jisai toksai blogas. Jo brolis Juozas visai kitoks. Apsišvietęs mokytojas, jis man tikrai žemės duotų. O pranas? Gal dėl to ir galvoju jau kelias dienas į savanoris pasiduoti. Na dar, ką apie šitus reikalus, ką tu išmanai? Daugiau negu tu. Nu kas čia dabar per šventinis sekmadienis, ką? Oi, aš. Ką? Ką aš vienas po ūkį turiu lakstyti? Aš tik tais vandens atsigerti ir kelis kasnius nuryti. Pirmiausia, tam kasniui užsidirbti reikia. Eik į pievas, kirdieną atneši, vienas nepanešiau. Bandytai gyvatės papjovė.
Tai jie rimtai įsisiautėjo. O ką tu galvoji? Nebeina nuo jų apsiginti. Nežinau, avelės reikės turbūt į turgų vest parduoti. Nuostolis, bet ką darysi. Va greitimam kaime girdėjau, vyrai bandė avelės dabuoti. Tai bandytai nudobė sargą, paskui kitus paleido vienom kelniam namo. Nebus avių, tai jie tada karvės pradės kersti vis geriau negu nieko. Žiūrėk, juokauja jis, ne? Prašau. Gerai, ne tavo turtas. Būtų tavo, tai ašaras lietum. Na, eik greičiau, eik. Nestovėk čia. Nebarkitės jo taip. Jis ir taip į savanorius sakė išeis. Jis? Į savanorius? O ko tai čia taip užstoji, ką? O kas žemė dirbs? Kas tos savanorius šers? Kas tos miestiečius šers? Kas čia bus, jeigu visi savanorius išeisime? Ko tai čia taip gini, ką? Bene jis geresnis už mane? Nebaikit jau, kur jau plikas bernas už praną bus geresnis. Ei, tu, valkata, ką darai? Daktarą. Gal jau ir kunigą reikia Palieskit, kviesti? nieko jam nepadėsit. Nelieskit, sakau. Nežinia, ko jis serga, gal maru. Jis mirė. Man rodos, iš bado. Toks laikas. Badas ne tik Vilniuje, kitose miestuose irgi. Tiesiog per daug man tų mirčių. Teks priprast. Vokiečiai mums taip lengvai laisvės nedovanos, o ir rusas. Atsigavęs norės seną guberniją atsimti. Na va, rodos jau ir atėjom. Aš tada Juozai kuriam laikui paliksiu. Pasivaikščiokit. Gerai, aš tuomet pasivaikštinėsiu kur aplink. Nors turiu pripažinti tamstą, neseni vaizdai gerokai atbaidė mano upą vaikštinėm. Na jo, gal įspūdžių šiomis dienomis ir pakanka. Bet vis tiek pasivaikščiokit, tik toli nenueikit, aš tikrai labai greitai. Atleiskit, gerbiamasis. Mes pažįstami? Na, dar dėja kol kas nepažįstami, bet štai aš turiu jums laišką. O iš kur žinot, kad laiškas man, jeigu mes nepažįstami? Na, mes turim daug bendrų pažįstamų, ponas Gira, ir, na, esu jūs matęs iš tolo, taip sakoma. Jūs tas ponas, apie kurį man kalbėjo Malinauskas. Malinauskas? Neturiu garbės pažinoti pono. Apie mane turbūt pasakojo ponas Sasnauskas. Taip, suklydau, Sasnauskas. Ačiū. Tyčia suklydau, įtarimai. Šnipų aplinkui daug. Kągi, prašome vidų. Puikiai suprantama, taip. Ačiū. Džiaugiuosi kiekvienu nauju žmogumi. Šiuo metu man teko labai svarbi užduotis formuoti lietuvišką žvalgybą. Vokiečiai labai rimtai susidomėjo mūsų veikla, todėl tarybos nariams reikia apsaugos. Nors tarybos vadovai ir prieš jėgos struktūras. Bet jūs kitos nuomonės? Reikės veikti visiškai slaptai. Nes jei tarybos nariams kas nors atsitiks, neturėsim, kas tą nepriklausomybę paskelbė. Leiskit paklausti, o kas tie žmonės, kurie saugos tarybą? Nepatikėsite, bet kol kas tik aš ir jūs. Nelabai įkvėpė, ar ne? Čia tik pati pradžia? Iš tikrųjų viskas nėra taip blogai. Turiu omeny dar keletą žmonių, su jais kalbėsiuos vėliau. Aš į Vilnių atvykau irgi ne vienas. Turiu labai patikimą žmogų. Džiaugiuosi. Pažadu jūsų abiejų kandidatūras tuoj pat pristatyti ponui Smetonai. Bet kol kalbėsimės, prašyčiau jūs palaukti čia. Prisėskit. Jūs nieko prieš? Žinoma.
Diena. Labą dieną. Kiek tamsta beigelis? Beigelė kainuoja 10 makių, dona 12 makių. Labą dieną, panelė Marcelė. Gerą dieną. O panulis gali žiūrėti ir už dyką. Tik tai neužstok prekystalio pirkėjam. Pone Itzhakai, duokite man porą beigelių. Porą beigelių. Prašau. Porą beigelių. Prašau. Ačiū. Skanaus. Dėkuoju, panelė. Gražus mergužė. Būtų geriausia perkelt akto pasirašymą čia, aišku, kai suderinsim tekstą. Ašgi sakiau, namas sekamas, kaip ir kitų draugų namai. Bet Basanavičius susispyrė, kad būtų atlikta jo namuose. Tai sugalvok, kaip perkelt pasirašymą čia. Panelė, čia negalima brautis, vyksta pasitarimas. Aš neprivalau klausytis kiekvieno nepažįstamo nurodymų. Kas ten per triukšmas? Aš juk pasakiau, vyksta... Kas čia dabar? Aš sakiau paneliai, kad čia pasitarimas, bet tai vis tiek. Jis manęs neįleidžia šitas. Baikit turgų, užeikit vidun. Štai vyras, apie kurį pasakojau. Aš ką tik iš pono Basanavičiaus. Jis sako, kad sutinka su paskutiniu teksto variantu. Puiku. Ai, ir čia jums. Kodėl tik vienas? Aš prašiau 2 mums abiem. Pamiršau. Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo aktas buvo pasirašytas 1918 m. vasario 16 vidudienį sostinėje Vilniuje. Draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti patalpose, kurios buvo įsikūrusios išnuomotame kambaryje, vadinamuose Štralio namuose, dabar signatarų namai. Kad visai Lietuvai svarbus istorinis dokumentas buvo pasirašytas išnuomotame kambaryje, buvo daugiau atsitiktinumas nei dėsningumas. Sostinėje tuomet buvo šalta, miestui katastrofiškai trūko ne tik maisto, bet ir kuro, o Štralio namai buvo palyginti padoriai prižiūrimi ir gerai kūrenami. Todėl Lietuvos taryba istoriniam posėdžiui pasirinko juos, o neprastai šildomas Lietuvių mokslo draugijos patalpas, kuriuose dažnai posėdžiaudavo, ar vėjų perpučiamą daktaro Jono Basanavičiaus butą, kurį tam reikalui jis svetingai siūlė. Brol, aš pasakysiu, ir kainos čia Vilniui. Gal pasiūlyt, bronelį, atvyktų su savo kepiniais, mes čia per savaitę turčiais pasidarytume. Na, Juozai, nepergyvenkit. Juk aš jūs pasikviečiau, tai mano pareiga jūs ir pavaišinti. Dėl to Basanavičiaus. Man atrodo, aš turiu puikią idėją, kaip būtų galima jį išvilioti iš namų. Nagi. Aišku, planas gana paprastas, toks kaimietiškas, bet... Labą vakarą, panelė. Čia jums. Taip, šiais laikais labai sunku gauti tikrai gerų Süßigkeiten. Kaip gražu. Prašom. Ačiū labai. Labai gražu. Tikiuosi, panelė pagerbs mane šį vakarą ir išgers su manim šio raudono vyno. Žinoma. Už jūs, panelė, prašom. O už ką man tokios vaišės? Na ką jūs, kokios čia vaišės? Tokie niekai. Va jeigu panelė man padėtų šiek tiek truputėlį, tai dar netokių vaišių galima būtų sulaukti. Na kuo aš paprasta tarnaitė galėčiau padėti tokiam ponui kaip jūs? Na ką jūs, kokia čia jūs paprasta tarnaitė. O tarp kitko, man teko jūs regėti tokių vyrų draugijoje, kurie mane galbūt irgi labai sudomintų. Nepatinka man čia. Kodėl nepatinka? Labai daili panelė. Ne panelė. Tas vokietys kažkoks lydusis, man atrodo. Kostai, dėl to plano. Klausykit, aptarkim planą kur nors kitoje vietoje, man čia neatrodo saugu. Tai sakote, Berlynas gražiausias tamstos matytas miestas.
Na taip jau išeina, kad žmogui gimtieji kraštai yra patys gražiausi. O aš dėja niekada nesu buvusi užsienyje. O, panelė, jeigu tik man pagelbėtumėt, tai aš ne tik Berlyną tamstai parodyčiau, bet ir daug kitų puikių ir man gerai žinomų vietų. Dovanokit, ponia grafė. Ar dar daug liko? Jau beveik baigiau. Bet tai, ot nuotykis. Aš kaip koks pakruinų banditėlis. Vagiu malkas iš paties pono Basanavičiaus. Bet tai kaip kitaip, ponia grafė, mes tamstą daktarą iš namų išviliotų. Nu, bet vis tiek, labai jau barbariška. Ir grafu manęs nevadinkit, Juozai, jum aš Kostas. Gerai, Kostai, štai ir viskas. Čia jūs. Labas rytas, daktarė. Šalta pas jūs kaip šiaurės ašigalį. Po perkūnais. Dabar jau ir malkas reikės rakinti. Viską vagia. Matot, net rašalas sušalo. Nelaiku čia, o visai nelaiku. Gerai, bus likimo ženklas, kad pasirašymą reikia pas Smetoną perkelti. Nepatinka man tai. Ką darysi? Pasiūsiu savo skalbėjas, kad praneštų kitiems signatarams. Tik į gerą. Pirklių rūmose lankosi daug žmonių, įtarimo nebus. O čia, kiek pastebėjau, ir namas sekamas. Pavojinga? Jeigu namas sekamas, tai galim užsekti iki pat einant pas Smetoną. Mes per kitas duris išeisime, ten, kur malkos buvo sudėtos. O iš kur jūs apie tas malkas ir tas duris žinot? Ponai, paskubėkim. Juozai, tu dėl viso pikto pasilik dar čia, karts nuo karto prieik, pažiūrėk pro langą, užuolaidą pataisyk, tegul mano, kad daktaras vis dar namie. Gal ponia galėtų mums valgyti duoti? Tai, kad nelabai ką turim. Gal duonos lašinių. Sunku dabar vargšams ūkininkams. Meluoji, Boba. Taip aš patikėsiu, kad jūs vien tik duona ir lašiniais maitinatės. Na nieko, mes neišdydus. Patys surasim. Tai sakai, vargšiai ūkininkai esat. O šitas kas? Sūnus. Sūnus.
O tu žinai, Boba, kad šitas tavo sūnus mano žmogų nušovė. Kad jisai žmogžudys. Negali būti, mano sūnus Dievą tiki. Dievą tiki? Jis gal degynėsi. Tu žinai, Boba, kad jokio dievo nėra, yra tik tai velnias. Pasigailė. Viešpatie paik. Mes tuoj pažiūrėsim, kaip tas tavo viešpats tave pasigailės. Viskas. Dykstam iš. Teta! Teta! Na štai. Sriuba. Tai kepurę reikia nusimti prie stalo. Slėpkis. Greičiau. Bėk pas Girą. Ponai, dėl dievos. Kodėl veržėtės į šios gerbiamus namus? Ką ponas pats veiki šituose gerbiamuose namuose? Gal esi vagis? Gal tave vietoj nušauk, švainė? Ramiai, ponas. Negalima šiaip šaudyti svetimus tarnus. Čia teisinė valstybė. Paimkite kartu su mumis. Einu. Tamsta vėl man kelią užstoji. Panelė, niekur neisit, kol viskas nebus baigta. Aš esu alkana. Aš nuo vakar nieko nevalgiau. Man pasirodė, kad panelė pakankamai šokolado prisikimšat. Ilgam turėtų užtekti. Tamsta jau mano kąsnį skaičiuoja, taip? Neskaičiuoju. Tik vat mačiau panelę labai įtartinoje draugijoje. Ką jūs sau leidžiat, ką? Šitą reikia kuo greičiau. Nekalbėkit prieš tos merginos. Jinai labai... Aš vakar mačiau jos tartum žmogum. Nėra laiko jūsų vaikų žaidimams. Aktas kuo greičiau turi pasirodyti Vokietijos spaudoje, nes niekas į Lietuvoje spausdintą dokumentą rimtai nereaguos. Kai tik pasirodys vokiečių laikraščiuose, atiduosim Lietuvos aidui lietuvišką variantą. Todėl važiuok kuo greičiau ir perduok, kur sakytas. Juozas tave palydės. Važiuosi vienas, kai kas nutiko. Kas? Tūkstantis 918 m. vasario 16-osios popietę Lietuvos tarybai pasirašius Lietuvos nepriklausomybės aktą, iš karto susirūpinta jo viešinimu ir propagavimu. Vasario 19 dieną Lietuvos aido numerį su jau išspausdintu aktu kaizerinė cenzūra konfiskavo. Pavyko išsaugoti vos 14 istorinio laikraščio egzempliorių. Nepasitikint vietinę vokiečių administraciją, imtasi priemonių, kad istorinis dokumentas būtų tiesiogiai nuvežtas į Berlyną ir paskleistas vokiečių, o per ją ir visos Europos spaudoje. Iki 1940 m. birželį sovietų įvykdytos Lietuvos okupacijos vasario 16-osios akto originalas buvo saugomas Lietuvos prezidento kanceliarijoje, tačiau Antrojo pasaulinio karo sąmyšyje šis dokumentas dingo ir iki šiol nerastas. Mes pavėlavome. Panelė Marcelė, mes pavėlavome. Pagavome kažkokį tarną, kažkokį mužiką. Kodėl taip atsitiko? Aš neturėjau jokių galimybių jūs perspėti, kad nepriklausomybės aktas bus pasirašytas kitur. Jie pakeitė susitikimo vietą. Jie pasirašė? Ar jie pasirašė? Taip.
Aktas pasirašytas, ponė Štrausai. Šaipiuose. Atleiskit, panelė Marcelė. Reikia kažkaip sutrukdyti, kad jis nepakliūtų į Europos spaudą. Aš pažįstu tą žmogų, kuris turi perduoti aktą. Galbūt aš pasakyčiau, kur jis gyvena. Gal aš įduočiau jį vokiečiams. Jeigu ponas Štrausas įvykdys vieną mano prašymą. Ir koksai tas prašymas, panelė Marcelė? Man atsibodo iš tam tamsolių krašte, iš tam vargo užkampį. Aš pasakyčiau, kur jis gyvena, jeigu ponas Štrausas pasimtų mane kartu į Berlyną. Jeigu panelė Marcelė man įduos tą kolaborantų pasiuntinį, tai jau rytojaus ryte atsibus Berlyne. Sutarta? Ar labai toli susiruošėt, ponas Boreckis? Jūs įtarimas kolaboracinė veikla, todėl sulaikomas. Jūs neturite pagrindo. Ponas Borecki, jūsgi protingas žmogus. Elkitės protingai. Kągi, viskas lygiai taip, kaip ir sakė panelė Marcelė. Gyvatė išdavikė. Ponas grafė, jūs kalbate kaip mužikas. Aš jūs suimu. Už bandymą pervežti į Berlyną šitą taip vadinamą Lietuvos nepriklausomybės aktą. Lietuvos nepriklausomybė yra neišvengiamas dalykas. Nieko nepakeisit. Gal ne šį kartą. Suimkite jį. Prašau. Kostai, ar jūs kalino? Mus išdavė. Mus šlykščiai išdavė. Lietuvos taryba pasirašė nepriklausomybės aktą. Aš turėjau jį nugabenti į Berlyną. Man patikėjo perduot laisvai spaudai, kad pasklistų po visą Europą. Kas toliau? Kas? Mus išdavė. Kas? Ta gyvatė. Kur pas Gyrą dirba. Kur Beigelį tau dovanojo. Marcelė? Marcelė! O Dieve, aš taip bijojau. Man buvo tai baisu, aš niekada daugiau neskrisiu to orlaiviu. Aš privalau pailsėti. Taip, tai suprantama. Pirmas skrydis orlaiviu visada didelis išbandymas. Bet šiandien nuostabus oras. Galėtume pasivaikščioti po Berlyno sodą. Aprodysiu Alexanderplatz. Atleiskit, mielasis. Aš jūsų beveik negirdžiu. Mano ausis užgulė. O, čia nuo orlaivio. Aš tokia sukrėsta, aš privalau pailsėti. Atleiskit, pasimatysime rytoj. O, man liebė. Jūs mane šią nuostabią dieną paliekat vienumoj. Aš jums tokia dėkinga, kad jūs ištraukėte mane iš tos sušvinkusios provincijos. Aš neliksiu skolinga.
Neskubėkite, ponia Štrausai. Šiandien užteks ir laive. O man laive. Mums visą amžinybę ir priešakė. Arbata saldinta, o aš geriu be cukraus. Atleiskite, aną kartą sakėte, kad buvo nesaldi. Na, nieko. Šiandien turbūt tokia diena, kai ir nesaldinta arbata atrodo kaip su cukrum. O, sakykit, panelė iš 104 kambario jau pusryčiavo. Panelė, kurią jūs atlydėjote, netikėtai išvyko. Kada? Dar vakar, ji tiesiog išėjo pasivaikščioti ir negrįžo. Nesąmonė. Negali būti. Šaizė. Pone viršininkė, užduotis įvykdyta. Lietuvos nepriklausomybės aktas perimtas. Jūs iš manęs tyčiojatės, Štrausai? Atleiskit, nesupratau. Čia kas? O čia kas? Kas čia? Rytinėme laikraščiai spausdintas Lietuvos nepriklausomybės aktas. Negali būti. O, šaizė. Aš tikras idiotas. O ta mergina tikra gyvatė. Lietuvos nepriklausomybės akto tekstas 1918 m. vasario 18-22 dienomis buvo įspausdintas įvairiuose Vokietijos laikraščiuose. Kiek vėliau apie jį pranešė prancūzų, belgų, šveicarų, britų, rusų bei kai kurių kitų Europos šalių spauda. Kadangi vasario 19 dienos Lietuvos aido numerį su vasario 16 akto tekstu kaizerinė cenzūra konfiskavo, žinia apie nepriklausomybės atkūrimą Lietuvos visuomenėje sklido sunkiai ir lėtai. Daugiausiai iš lūpų į lūpas, todėl atsirado ir įvairių nepagristų gandų, insinuacijų. Didžioji dalis lietuvių visuomenės apie Lietuvos tarybos istorinį sprendimą iš esmės sužinojo tik vėlyvą 1918 pavasarį, vasaros pradžioje. Išsaugoti reik rudens bagarsę tylumą, be bombų švilpesio kraujuotų pelenų. Ateisiu aš pavasario, prisekti prie kiekvienų namų, prie durų kiekvienų. Ateisiu aš pavasario, prisekti prie kiekvienų namų, prie durų kiekvienų. Pušų ir šunėse rudens naktis sustojo.